Va, ir pirmiausia, tai norėtume padėkoti toms moterims ir merginoms, kurios ne tik dirba savo darbelius, bet dar ir pasidalina savo patirtim ir šio to išmoko dar mus kažko nemokančius. Tai vis tiek skaitau maždaug, kad žinau, kas yra, o paskui vis tiek turėsim paklausyti. Tai labai dėkojam Betsai už patarimus ir patirties pasidalinimą siuvinėjant juostelėmis. Mokytojas nevažiuoja, tai paduokim Agniai išdekoruotos su tažrėje stelėmis Agės pamoka. Sel už profesionalų siuvinėjimo schemų kūrimo forumui. Jovenai už iniciatyvumo ir mezgimo karaliukais pamoką ir iš apsiaustėjo senę pamokėlę. Dėkojam Rasai už puodelio padėkliuko siuvinėjimo biserių pamokėlę. O горнот за профессиональное создание схем для вышивки крестом нашему форуму. Ir adatėlį Vy už gėlyčių skrebuko atvirukams pamokas. Kadangi šeimininkės nėra, šiandien mes savivaliaujam tiesiog sveikinimų stogų, bet vis tiek turim padėką Vitalijai Augulienei už geranoriškai suteiktą paslaugę. Na, dabar turim, čia matau, labai dosnios ir labai geros forumietės. Paaiškinsite? Tai reskai didžiausiai forumo fėjai. Paaiškinsiu, kodėl, kad, kaip žinot, forume dalyvauja tas fėjų žaidimas, tai žinokit, nuskaičiavau, nes praktiškai daugiausia pabuvus yra fėjų. Praktiškai su jos tas susitinka prie Arzu. Tai Panevežys. Toliau padėkoju Neli už dosnumą dalinantį schemų lobiais. Nieko nėra iš Žemaitijos. Ir vėl darbėliai Vy. Aktyviausiai forumo žaidimo dalyviai. Daugiausiai dalyvavo žaidimuose. Kristidai, pačiai išvalgiausiai Vidutei už tai, kad jį vienintelė prisimena mus ir turi dosniausią linkėjimų kraidę. Jo žiedadulkė saldina mūsų gimtadienį. Laumai už pagalbą skaičiuojant vištukus ir vedamas lenteles. Čia už pagalbą moderašė. Taip, avantūros. Na ir pradėsim mūsų gražiųjų darbų apdovanojimus. Pradėsim nuo smulkiausių dalykų, tai yra pirma vieta, gražiausia smulkmenėlė. Ir norėtume apdovanoti Indrają. Gražiausias smulkmenėlės Teresė. Denita. Toliau nominacija gražiausias neapipavidalintas darbelis. Pabaigtas darbelis tiesiog neįrėmintas. Ir pirma vieta atiteko Indrajai. Čia biški ne per gerai. Kuris darbas? Darbo rodikis. Bet nešk. Kuris nesenis, besmegenis, nešinėja dar vienintelis.
nepavidalintas darbelis yra čia ir lips. Ką ten aš čia lips? Katras darbelis. Tuoj pasižiūrės numerį, tai neturi. O va šitas tai yra. Nu, tu filmuoji. Gerai. Nekratysiu aš dabar to fotiko. Buvo 105 darbelis. Va, jinai šalia Pradžioje ir nieko neima. Nedrįsta. Toliau, gražiausias nepavidalintas darbelis trečia vieta yra Gugės 87. Lėčiau. Stilingiausiai įrėmintas darbas ir pirma vieta atiteko Ieva 116 darbelis. Kuris? Prašom parodyti, bent jau nenukabinti gal. 116. Antra vieta atiteko Zundytei, 50 darbelis. Trečia vieta irgi taip netikėtai atiteko Zundytei. Už 46 darbelį. Prašau, Pasakykit taip. kas lėlijas? Lėlijas. Paplaušim dar. Dabar pereinam prie nominacijos originaliausiai pritaikytas siuvinėtas darbelis. Pirma vieta – Ieva. O. 117. Senas pusė pirmos baigtas. Originaliausiai pritaikytas darbelis antra vieta atitenka Medijai. 135. Yra kas atneša. Galvojau. Trečia vieta atiteko Argentai, 57 darbelis. Taip paslėpia darbelį, kad nėra. Ataskaita, vaiko formų, gavau kitą. Šitą kelią labai ačiū vienėjom, iš jį išsivinėjau ir priduodu, aš tikrai naudoju. Toliau pereinam prie nominacijos sudėtingiausias, daugiausiai kantrybės pareikalavęs darbas.
atiteko. Ir vėl taip netikėtai romerį. Darbas 81. Mandala, ar ne? Garantuoju. Nu tai gal nenukabinti tikrai. Viskas aišku. Ačiū. Antra vieta atiteko Aušrai. Už darbą 40. Už obuolienę. Aušra. Žinau, už obuolienę. Obuolienė? Jo. Obuolienė. Ir trečia vieta Rasaulė. 100 darbelis. Gražiausias darbelis. Rastaulė toli nenueik, atsineš tą patį darbą, nes tavo darbas laimėjo kaip gražiausias pirmą vietą. Antra vieta, gražiausias darbelis. Nu ir gal kaip netikėtai romerį. 85, bet galit rodyti ir 81, nes ir trečia vieta atiteko. Nenešk staiga abu duokus. Ir antrasis vieta gražiausias darbelis. 85 ir 81. Ačiū. O dabar mes labai norėtume padėkoti žmonėms, kurie labai nuoširdžiai kiekvienais metais remia visus mūsų konkursus, dovanėlėmis, prizais. Na ir pirmiausia, tai Aušrinė. Už ilgametį konkursų rėmimą bei pinigų skatinimą. Edukai, už ilgametį konkursų rėmimą bei pinigų skatinimą. Sauliai, už tą patį už ilgametį konkursų rėmimą bei skatinimą. Tai pablogino Savitai už tą patį, nes dovanos yra, Savita šiandien. Dabar dar turim tokių mažųjų rėmėjų, ne? Tai Kristinai už konkursų rėmimą dovanomis. Metijai už atvirukų žaidimų rėmimą. Bet ne, už atvirukų žaidimų rėmimą. Gal kas turi? Nekas nerašai. Už konkurso rėmimą Jovenai. Gidai už konkursų rėmimą dovanomis. Šitą Burbuliniai už konkursų rėmimą dovanomis. Burbuliniai. Niekas. Aušrinskai už atvirukų žaidimų rėmimą. Renačiui iš konkursų rėmimo dovanomis. Aušrinai už konkursų rėmimo dovanomis. Bei Laujui už atvirukų žaidimo rėmimą. Rasa, tu galėtum naują nuvežti? Naują, vėl bus. O burbulinį irgi gal? Gal
gali teikti Ne, aš pamiršau vėliau. Gal vis. Noriu padėkoti moderatoriui už jų darbą, už sugaištą laiką, kantrybę. Pirmiausia, Kristinai, kuri paliko mus, tiksliau, taip mūsų komanda. Bet mes ją atgalto Įkvepiančias, kruopščias ir išsames dekupažų pamokas bei moderavimą dekupažų choro. Ačiū dar visiems. Taip, padėka dosniausiai avilio virtuvės šefei, didžiausi medaus samčio turėtojai, gražiausi konkursų sumanytojai Džeiniai, už kulinarinių konkursų organizavimą, mūsų receptų knygų storinimą ir šeimos filmukų storinimą. Svetingiausiai bitutei Džeiniai už itin reikalingą ir nuoširdžią pagalbą, už jaukumą ir svetingumą, organizuojant Grand Mythų susitikimus, kad visom bitučių klumpėms atsirastų vietos avilyje, o įspūdžiai maitintų mus visus metus. Dianai, Dovydai, už patikėtų pareigų vykdymą ir savanorišką veiklą forume. Ačiū tau. Tai padėka meniškos sielos bitutei Jovitai Višniukė LT, už salo, mini lulų, Quakerbell, konkursų organizavimą ir naujų iššūkių paiešką bei pasiūlą forumui, už naujų siuvinėjimų schemų kūrimą ir esamų koreguotų pritaikymą individualiems poreikiams. Aktyviai bitutei Renatai už avantiūrų tęstinumą ir moderavimą bendruose procesuose bei antradienio klube. Darbščiausiai iš darbščiausių bitutei moderatoriai Rasai Andžels. Už bičių šeimos saldžiausią medų ir tvirčiausią korį. Tai yra už begalinį indėlį į forumą, atsakomybę darbui, neskaičiuojant nei laiko, nei pastangų įpuoselėjant. Už besąlygišką meilę forumo narėms. Už neišsenkančias idėjas, jų gausybę, originalumą ir įgyvendinimą. Žaidimų round robin, būk mano fėja, salas, pagauk jei gali ar pažįsti DMC spalvas, sales dizainą ir daugybės kitų siurprizų ir konkursų organizavimą bei kūravimą. Padėka moderatoriai Rasai Andžels už mūsų forumo garsinimą ir atskraidintą iš Rusijos platumų bitutę, ypatingą deimančiuką, kurintį siuvinėjimus schemas asmeniškai mūsų forumui, tai Abarmo. Tai mes turim. Mieloji Asta, gyvenimas yra skirstomas į 3 laiko vienetus. Kas buvo, kas yra ir kas bus. Tai, ką dabar veikiame, yra trumpa. Ką veiksime, netikra. Ką nuveikime, užtikrinta. Senelė.
Formų siuvinėjame kryželiu ne tik 5-ojo susitikimo proga, dėkojant tau už didžiulį darbą, kurį tvarkant šį šaunų bitučių formą, daugeliui tapusi jaukiais antraisiais namais. Ši jauki buveinė suteikia begalinį džiaugsmą dideliam skaičiui merginų ir moterų. Iš visos širdies linkim tau sveikatos, kūrybinės energijos, kantrybės ir noro toliau darbuotis formų labui. Jis labai reikalingas mums. Apkabinam ir sveikinam. Apdovanojimai baigti, dabar laisvas pasibendravimas. Palaukit, Ir dar minutėlę. Palauk, minutėlę. Dar mes turim vieną prizą, nenumatytą. Ir neregistravom. Tai kas nori to prizo, sumeta savo šitos lapukus, ištrauksim. Kas nori neregistruoto prizo, atiduoda savo sėdeliuką. Nes nori?